Labas rytas, mėlyjeji. Taigi vėl pakalbėkime apie sveikatą. Ir ką apie sveikatą sako kvailiai ir ką apie sveikatą sako moksliniai tyrimai. Taigi štai, jeigu mes paklausysime, ką šneka kvailiai, tai kvailiai sako, netikėkite linu, nes linas sako netiesą. Linas sako, kad čiaga gydo, o mes sakome, kad čiaga negydo ir jūs netikėkite linu. Žinote, ir aš tiem kvailiam pritarsiu. Netikėkite linu, netikėkite. Aš jums siūlau panagrinėti, ką šneka faktai ir remtis faktais. O faktai yra tokie. Aš čia pašmirinėjau po internetą, pabendravau su dirbtiniu intelektu, ką jisai kalba apie tokius dalykus ir pasirašiau čia keletą konspektukų. Panagrinėsime šiandien du dalykus apie cukraus kiekio kraujyje mažinimą ir apie vėžį. Ką apie tai sako moksliniai tyrimai. Reiškia, o moksliniai tyrimai sako štai ką, kad čiaga taip pat gali atlikti svarbų vaidmenį kovojant su diabetu. 2006 metais atliktas tyrimas parodė, kad čiaga grybai gali sumažinti cukraus kiekį kraujyje. Valgant čiaga grybus 8 savaitės cukraus kiekis kraujyje sumažėjo dvigubai. Arba ženkliai pas kai kurios. Taigi, mokslas šneka ir moksliniai tyrimai rodė, kad čiaga gali suvaldyti netgi diabetą. Taip, šaunu. Na, o kągi kalba apie tyrimai, ką kalba apie vėžį. Taigi cituoju taip pat. Tyrimai rodo, kad čiaga grybai gali sulėtinti arba visai sustabdyti tam tikrų vėžio ląstelių augimą. Mokslininkai vis dažniau rimtai vertina galimybę, kad čiaga grybai gali užkirsti kelią vėžiui ir sulėtinti jo augimą. Čiagoje gausu antioksidantų, kurie yra chemikalai, padedantis išvengti ląstelių pažeidimų, kurį sukelia laisvieji radikalai ir oksidatoriai. Kai organizmas negali pagaminti pakankamai oksidantų, kad išvengtų šios žalos, atsiranda oksidacinis stresas. Oksidacinis stresas gali sukelti vėžį ir daugybę kitų problemų. 2010 metais atliktas tyrimas parodė, kad čiaga gali sulėtinti plaučių, krūties ir gimdos kaklelio vėžio ląstelių augimą per lėkštelę. Moteris, įsiklausykite. Krūties ir gimdos kaklelio vėžio ląstelių augimą čiaga sustabdo. Tas pats tyrimas taip pat parodė, kad čiaga gali sulėtinti navikų augimą, visokių auglių. Taigi, 2009 metais atliktas tyrimas parodė, kad triterpenai junginiai esantis čiagoje ir kai kuriuose kituose grybuose sukelia naviko ląstelių sunaikinimą. Matote, čiaga naikina naviko ląsteles, vėžio ląsteles. Skirtingai nuo kitų vėžio gydymo būdų, čiaga nekenkia sveikos ląstelėms. Tai jeigu chemoterapija arba radiacija kenkia visam organizmui, tai čiaga naikina tik tai vėžio ląsteles. Ir žiūrėkite, o jums kartais neatrodydavo keista, kada paprastus žmonės trūčia visokiom chemoterapijom, radiacijom ir tie žmonės vis tiek miršta nuo vėžio. Šitie metodai gydymo žmonėms nepadeda. Bet štai aukšto rango politiniam veikėjam, jiem chemioterapijos nedaro, bet jie kažkaip tai išgyja. Niekada nesusimastėt, kodėl? Aš susimasčiau. Man atrodo, kad čia viskam yra kalta čiaga. Taigi, aš dabar sakau, žmonės, netikėkite manim. Tiesiog pasiremkite faktais. O faktai sako, kad vėžį ir kitus dalykus gydo čiaga. O čiagos aš turiu. Čiagos aš turiu štai tokiame pavydale, čia skaldyta čiaga. Turiu ir tokiame pavydale susidėjęs ir tokių grinuolių turiu, ir didesnių, ir mažesnių grinuolių turiu. Yra. Taip pat turiu ir maltos čiagos, štai tokių, žiūrėkit, kaip šokoladas. Dedi tiesiog kaip arbata. Ir galima net ir valgyti, iš tikrųjų, jeigu tokį šaukštelį kiekvieną rytą ir vakarą užsimesi ant skrandžio, tada šitas ląsteles grybieną pasėsi savo žarnyną
Ir šitas grybas išstums bloguosius darinius iš jūsų žarnyno ir taip įsigydysite žvilnigę. Pažiūrėkite, kokia mano galva graži. O kažkada tai čia buvo tokie raudoni, didžiuliai, tokie negražus žvinai. Na, žinote, ką reiškia žvinelinė. Tai va pas mane nebuvo ir jos daugiau nėra. Kodėl? Todėl, kad aš valgau čiagą. Na ir dar noriu jums parodyti. Žiūrėkite, kokia sveikatos bomba. Koksai yra grinuolis. Jam yra virš 100 metų. Gamta šitą sveikatos bombą brandino daugiau nei 100 metų. Taigi, jeigu norite būti sveiki, aš siūlau gydyti savo kūną. Ir tada tikrai būsite sveiki. Taigi, tiek apie čiagą. Iki, mielieji. Jeigu norite būti sveiki, gydykitės ir būsite sveiki. Čiau.